Laidoje turi būti kitaip, kalbėsime apie tai, kad premjero džiūgavimai dėl investuotojų į Visagino atominę per ankstyvi, kad įmonės investuos savo lėšas ir užtikrins saugų bei ekonomišką elektrinės eksploatavimą, pigiausią elektrą vartotojams skelbti dar nėra pagrindo. Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir šiuo kartu atkreipsime jūsų dėmesį, kad premjero džiūgavimai dėl investuotojų į Visagino atominę per ankstyvi. Lietuvoje lankosi seniai laukti pretendentai dalyvauti Visagino atominės elektrinės statyboje. Japonų kompanijos Hitachi, Nuclear Energy ir Jungtinių Amerikos valstijų Westinghouse Electric Company atstovai. Premjeras Andrius Kubilius džiaugsmingai pareiškė, kad tai projekto brandos pripažinimas ir suskubo skelbti, kad šios kompanijos vienos geriausių. Jos pateiks saugiausias technologijas ir ekonomiškai naudingus pasiūlymus, todėl projektą lydės sėkmė. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė profesorė Kazimiera Prunskienė. Sveiki. Diena. Noriu Jums užduoti štai tokį klausimą. Kaip vertinate šį faktą, kad pagaliau atsirado nauji pretendentai statyti Visagino atominę elektrinę? Bendrai paėmus reikia vertinti teigiamai tą prasme, kad tie pretendentai, realūs pretendentai pagaliau atsirado. Tiesa, gerokai per vėlai, nes buvo skelbtas konkursas ir tada te buvo atsiradęs vienas, bet ir tas pasitraukė. Tačiau džiaugtis iš tikrųjų dar yra per anksti. Juk kaip nekaip šios abi kompanijos siūlo savo technologijas, o kadangi pastaruoju metu po Fukushimos reaktorių paklausa gerokai sumažėjo, tai ir žvalgomasi, kur tas technologijas reaktorius parduoti. Bet ar tai pas geriausias variantas ir ar iš tikrųjų jau savaime suprantama, tai yra sėkmė ir kad tai yra pas ekonomiškiausias pasirinkimas rinktis iš tų dviejų, tai gerokai per anksti kalbėti ir tam dar nėra pagrindo. Jeigu būtum laiku suskubę, prieš keletą metų startuoti, nebūtų blaškymosi, pirmyn, atgal, kūrimo ir ardymo, turiu minty tą patį Leo LT, tai šiandien Lietuva jau galėtų būti įsibėgėjusi, statant savo naują Visagino elektrinę ir nesukūrusi konkurencijos arba neiššaukusi poreikio kaimyniniai Rusijos Kaliningrado srity statyti naujus pajėgumus, nes jiems jų pritruko. Tai čia mūsų toks blaškymas? Aš esu tikra, kad taip. Iš tikrųjų žinau, kaip tas procesas vyko. Savo laiku buvau Seime Ignalinos atominės elektrinės problemų komisijos pirmininkė, daug dirbau ir tarptautiniu mastu ir žinau, kaip formavosi tuomet pajėgumų įvedimo planai ir jie buvo siejami su Ignalinos atominės jėgainės veikimu, neveikimu, stabdymas padarė savo darbą, žinoma, Lietuvai labai skausminga ir pagaliau uždelsimas apsispręsti, o kuriant vėlgi sukūrus stabdyti, tai buvo tikrai sunkiai suprantami ir turbūt būsimoms kartoms labai daug nusistebėjimo ir gal net pasipiktinimo keliantis reiškiniai. Jeigu viena valdančioji dauguma kūrė, vadinasi, kita turi griauti. O sugriovusi jie išbaido, atgrasina nuo Lietuvos potencialius investuotojus, tik tai jau spaudžiami, kaip sakant, reikalo, kada rinka pasikeičia, atsiranda daugiau tų pretendentų, nors ar jie patys geriausia ir iš tikrųjų užtikrins ne tik tai saugią, bet taip pat ir ekonomiškiausią, šiandien dar iš tikrųjų labai anksti kalbėti. Juo labiau, kad tie, kurie siūlo technologijas, reaktorius, nebūtinai jie yra tuo pat metu ir investuotojai. Dažniausiai investuotojai būna kiti. Taip, sakysim, vyksta ir su kitų gamintojų, technologijų gamintojų reaktoriais. Jie siūlo statyti, pirkti
jų technologijas, o investuotojai dažniausiai esti tie, kurie susiję su eksploatavimu, kaip operatoriai būsimos įmonės, kurie dirba jau elektros energijos rinkoje, o ne technologijų gamyboje. Tai tuo tarpu premjeras apie šios dalykus, apie jų skirtumus ir tą matymą tos situacijos ir perspektyvos, arba vengia kalbėti, arba galbūt per daug gerai ir neperpratęs tų dalykų. Na ir noriu paklausti jūsų štai tokį klausimą. Ar jau yra pagrindos skelbti Lietuvai apie Visagino projekto sėkmę ir pasiūlymą saugumą bei ekonomiškumą? Kad Visagino projektas kaip ir pajudėjo iš tokio mirties taško, nes atbaidžius tos pačius korėjiečius arba jiems apsisprendus praktiškai buvo tyla ir ji atrodė panaši, kad projektas apskritai žlunga. O atsiradus naujiems, aišku, tai yra kaip tokia pirminė prielaida. Galima pasakyti, kad tai yra pozityvu, kad prasidėjo dėrybos, bet kita vertus, ar tai yra geriausias pasirinkimas, nieks čia negali taip tiksliai pasakyti, dargi atvirkščiai galima labai rimtai subejoti ir gal turėsiu progos mūsų pokalbį paaiškinti, kodėl. Nes mes jau ir dabar puikiai žinom, kad vakarietiškos technologijos jos yra pakankamai brangios dėl daugelio priežasčių, pradedant gal nuo metalo kainų, baigiant darbo jėgos ir specialistų kaina. Ir žinoma, dar yra viena aplinkybė, kada mes iš anksto netgi strategijoje nubrėžiam, kad technologijos turi būti susijusios su transatlantinė integracija, transatlantinis toksai pasirinkimo kriterijus. Tai iš karto tiems, kurie ateina iš tos erdvės, aišku, kad konkurencija dėrėtis yra jau apribota. Vadinasi, jie gali, neatmetu galimybės, aš neteigiu, kad taip yra, jie gali dargi ir suderinti savo reikalavimą kainai ir kitoms sąlygoms, jeigu renkamas iš vieno ar dviejų. Juk tokių precedentų Lietuva turi ne vieną, kada šitoks ribotas pasirinkimas be rimtų dėrybų, nesant konkurencijai, pasiūloj, veda prie labai blogų, labai Lietuvai nenaudingų sąlygų, susitariant dėl konkretaus projekto įgyvendinimo. Tai šita situacija man jinai netrodo džiuginanti ir netrodo pati geriausia vien todėl, kad mes startuojam suformavę tokį kontekstą, kuriame nesam padėties šeimininkai. O turėtume būti, nes mes esam pirkėjai, mes esam tie, kurie turim savo sąlygas labai tvirtai tiesiog padiktuoti ir, žinoma, sukelt konkurenciją, kad kiekvienas siūlantis ieškotų galimybę apsitraukti su tavo pretenzijom gauti maksimalią naudą ir tai būtų subalansuotas susitarimas. Tai va tokių sąlygų Lietuva šiam projektui įgyvendinti dėja nesudarė. Aš jums paantrinsiu, gerbiama profesorė, sakydamas, kad vis tik tai ekonomiškumas tikrai iškyla po dideliu klaustuku, todėl kad visą šitą projektą bus pasirinktas arba vienas arba kitas investuotojas, tai yra arba amerikiečiai, arba japonai, ne? Tai yra tolimos šalis, tolimi kraštai. Ir be abejo išbrangs didelė eksploatacija, aptarnavimas. Jo, mes jau dabar kaip ir viens kitą kartojam, bet yra daug dalykų, kuriuos iš tikrųjų reikėtų aptarti ir manau, kad turi būti čia didelis ir visuomenės dėmesys tam reikalui skirtas ir specialistų dėmesys, bet, Lietuvoje būna dažniausiai ne taip, kaip įprasta demokratiškose rinkos šalyse, kur politinė valdžia jaučia didelę atsakomybę prieš visuomenę už priimtus sprendimus. Sakykite, kokius jūs matote privalumus ir problemas, kad pastačius net 3 naujas elektrinės Baltijos regionas bus toks turtingas atominės energetikos objektais? Iš esmės tame yra ir pliusų, gal daugiau yra ir tam tikrų problemų. Privalumas yra tas, kad
šis regionas įgyja didelį energetinį potencialą, vadinasi, elektros energijos pasiūla vartotojams čia regione bus pakankamai ne tik užtikrinta, bet ir, sakysim, perteklinė. Ir regionas taps eksportuojančiu. Toks matymas tikrai yra visiškai realus, ypač jeigu bus pastatytos visos 3 jėgainės. Tai yra Baltijos atominė elektrinė, Kaliningrado srityje, Baltarusijoje ir taip pat Lietuvos Visagino atominė, apie kurią eina kalba. Kita vertus, jeigu mes kalbam apie konkrečiai, kaipgi tada dirbs ir kaip tai atsilieps Lietuvos atominės elektrinės veiklos rezultatams, tai negalima nepaminėti konkurencijos tarp 3 jėgainių. Aš taip manau ir taip yra neslėpiama, skelbiama, tai yra praktiškai viešai visiems žinoma, kad Kaliningrado ir Baltarusijos jėgainės greičiausiai bus kaip dvynės, turint minty tas pačias Rosatom naujausias technologijas. Beje, irgi 3 karta, skirtingai nei kalba entuziastai dabar sveikinantis naujus pretendentus iš Japonijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kaip tik tai minėdami, kad dabar štai ateina 3 kartos technologijos, tai naujausios Rosatomo technologijos yra pripažįstamos irgi kaip 3 kartos, beje, derinančios ir europietiškas, ir amerikietiškas saugumo sistemas, manyčiau, pačiu tokiu aukščiausiu lygiu. Ir nesenai teko būti Sankt Peterburgo seminare surengtam, tarptautiniam seminare, kur dalyvavo įvairių šalių atstovai, vedė tą diskusiją specialistas iš Suomijos ir visi klausimai buvo atsakyti prezentuojančių Rosatom naujausias technologijas ir praktiškai tiems, kurie dalyvavo, beje, buvo ir Lietuvos konsulas Peterburge Ričardas Degutis. Manau, kad vargu ar buvo pagrindo likti abejonėms, kad tai yra naujausios technologijos užtikrinančios aukščiausią saugumą, beje, labai konkrečiai siejant su tinkamu aikštelės parinkimu, kuris vienaip sprendėsi, pavyzdžiui, Japonijoje, su jos seisminėm sąlygoje visiškai kitaip čia Baltijos regione. Taigi, kada tos 2 jėgainės bus tų pačių, reiškia, saugių ir kartu ekonomiškų, jau dabar yra skelbiama, kad maždaug 2,5 milijardo litų pigesnių technologijų, jeigu skaičiuojant tam objektui, kuris galėtų būti Lietuvoje įgyvendintas. Tai iš tikrųjų užtikrinti vartotojui pigią elektrą ir kartu jėgainės konkurencingumą rinkose, tiek Lietuvos vidaus rinkoje, tiek Baltijos regione, dargi per Lenkiją eksportuojant į tolimesnius ES regionus, šiai jėgainiai bus ganėtinai sunku. Ir tada dar aštriau ir aiškiau iškils klausimas, kodėl mes pasirenkam politizuotai, kodėl mes pasirenkam technologijas, nepaisydami visiškai jų ekonomiškumo. Ir žinom, kad ir jau dabar yra galima įsigyti elektrą per biržą, iš kitų šaltinių, ne vien tik tai iš regiono gamintojų, juo labiau, kada šalia veiks jau nuo 2016 metų turi būti įvestas 1, o 18 ir 2 reaktorius Baltijos atominėje elektrinėje. Jos elektra jau dabar akivaizdu, kad turi pagrindo būti prognozuojama kaip pigesnė. Tai ir Lietuvos vartotojai, ypač didesni vartotojai, mieliau pirks tuo rinkos principu per biržą pigesnę elektrą, nei būtinai užtikrins apkrovimą Lietuvoje veikiančios elektrinės. Ir jinai bus tokia įsiterpusi 3 tarp 2 pigią elektrą gaminančių. Tai ekonomistas turbūt niekada nepradėtų džiaugtis vienpusiškai, kad atėjo iš vakarų, jau džiaugiamės kartą. Taip. Kad ateina iš vakarų, o paskui turime nepageidaujamus reiškinius. Tai šiuo atveju